Pokalbis su dienos svečiu. RSD eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu ir šį kartą RSD studijoje vieši sporto mokyklos Atžalynas direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams Giedrius Nudaitis. Labadiena. Labadiena. Mes pakalbėsime su mūsų pašnekovu apie tarptautinę rėkyvos regatą, kuri vyks Liepos 19-21 dienomis vandens šventės rėkyvoje metu. Ir pirmiausia, gal ir pradėkime pokalbį nuo pradžios. Kada ir kaip kilo idėja organizuoti rėkyvos regatą? Rėkyvos regatos organizuojamos jau nuo 91 metų. Ir susirenka nemažai buriavimo entuziastų. Taip ir po truputį ir kiekvienais metais vis jinai populiarėja. O kaip kilo idėja organizuoti regatą? Na, tiesiog mūsų buriavimo Šiaulių miesto entuziastai sugalvojo, kad kažkokį renginį rimtesnį reikėtų turėti ir mūsų mieste, kadangi Rėkyvos ežeras tikrai labai patogus geografinė padėtim. Panašu, kad iš tiesų ši idėja labai gerai prigijo tiek Šiaulių mieste, tiek pačioje Rėkyvoje, nes jau metai iš metų vis kartojamas šis renginys. Taip. Vyks iš tiesų tarptautinė Rėkyvos regata. Iš kokių valstybių sulauksite svečių? Na, šiai dienai turime užregistravę dalyvius iš Švedijos, Rusijos, Latvijos ir buriuotojai iš Estijos. Tai visai nemažai. Taip. Tikimės apie 100 dalyvių. 100 dalyvių. Tikrai labai didelis skaičiai. Manau, tikrai tiek Rėkyvai, tiek Šiauliams bus įspūdingas renginys. O kiek pačių šiauliečių dalyvaus Rėkyvos regatoje? Na, kadangi varžybos vyksta namie, tai tikrai maksimalus skaičius visų Šiaulių buriuotojų. Koks maksimalus skaičius yra? Na, mūsų mokykloje tai yra apie 30 buriuotojų, tai kažkur toks pats skaičius dar ir Šiaulių buriavimo klubas vienyje. Na, manau, tikrai šiauliečiams būtų nuodėmė praleisti tokį renginį ir nedalyvauti Rėkyvos regatoje. Dar noriu paklausti iš tiesų, kiek anksčiau dalyvaudavo, ar šie skaičiai yra panašus? Na, nuo 2002 metų, kai pradėjome organizuoti Olego Truchano tarptautinę regatą, tai tuli kiekvienais metais nežymiai, bet dalyvių skaičius tikrai didėja ir ši regata tampa vis populiaresnė. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsieniečių tarpe. Belieka tik tai pasidžiaugti. Iš tiesų, manau, kiekvienai regatai ir kiekvienam buriuotojų mėgėjui verta palinkėti gero vėjo. Ir regatai reikia taip pat puikių oro sąlygų. Kokios jos turėtų būti? Kokių tikitės šiemet? Na, kaip jūs ir minėjote, tai pagrindinė sąlyga tai yra geras vėjas. Čia kaip ir buriuotojų šūkis, visada prieš išeidami, susėsdami į savo laivelius, jie visada skanduoja gero vėjo ir linki vienas kitam. Manau, žiūrovai taip pat palinkės gero vėjo, bent jau tie, kurie susirinks į Rėkyvą ir stebės šią regatą. O pokalbį mes pratęsime visai netrukus po trumpos muzikinės pertraukos. Primenu RSD radijo klausytojams, kad studijoje vieši sporto mokyklos Atžalynas direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams Giedrius Nudaitis. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laidoje šiandien kalbame apie tarptautinę Rėkyvos regatą, kuri vyks Liepos 19-21 dienomis vandens šventės prie Rėkyvos ežero metu. Ir RSD studijoje šiandien vieši sporto mokyklos Atžalynas direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams Giedrius Nudaitis, su kuriuo ir kalbamės apie šią tarptautinę Rėkyvos regatą. Iš tiesų, būtent ši Rėkyvos regata yra skirta Olego Truchano tauriai laimėti. Kodėl būtent Olego Truchano tauriai laimėti? Šią regatą pavadinome Olego Truchano tauriai laimėti būtent todėl, kad tai buvo tikrai neeilinė asmenybė, neeilinis buriuotojas, gimęs Šiauliuose, tik, kaip sakant, dėl tam tikrų priežasčių po to vėliau emigravęs. Gal galite plačiau truputį papasakoti apie Olegą Truchaną? Olegas Truchanas gimė
1923 metų rugsėjo 22 dieną Šiauliuose. Čia prabėgo jo vaikystė ir mokslo metai. Olegas Truchanas labai mėgo gamtą, keliones, sportą. Tai buvo nuo pat mažens užsigimęs buriuotojas. Vėliau 48 metais jis emigravo į Australiją. Na ir tenais prabėgo visi jo gyvenimo metai. Taigi, būtent Rėkyvos regata yra skirta kaip Olego Truchano, kaip autoriteto garbiai. Būtent taip. O kokie dar prizai ir surprizai lauks dalyvių? Na, dalyvių, kaip visada, pagrindinis surprizas tai būtų oras. Aišku, mes laukiame ir linkmėjam kuo geresnio oro. Prizai visų nugalėtojų etapų laukia tikrai gražios taurės. Tikimės, kad jų dauguma pasiliks Šiauliuose, kad kuo mažiau išsivežtų kitos komandos. O kiek nugalėtojų bus apdovanota? Ar pirmos 3 vietos, ar tik tai pirmieji? Bus apdovanoti pirmieji išskirtinai taurėmis. Ir čia bus dalyviai įvairiose jachtų klasėse. Galiu paminėti, kaip dalyvaus Optimist A, Optimist B, Laser 4,7 klasė, Laser Radial, Laser ir Katamaranų jachtų klasės. Taigi iš tikrųjų bus gražus vaizdas. Gal galite truputį plačiau papasakoti apie šias klases? Na, šios klasės skiriasi šitos jachtos skiriasi savo konstrukciją į sudėtim. Tiesiog dabar sunku galbūt viską apibūdinti, o geriausia būtų pamatyti savo akimis. Manau, šiauliečiai tikrai nepraleis progos ir norės pamatyti šias jachtas. Ir noriu iš tiesų paprašyti, ko nors palinkėti RS2 radijo klausytojams, kurie klausosi šio pokalbio ir galbūt tikrai dalyvaus būtent tarptautinėje Rėkyvos regatoje. Na, pirmiausia, visus šiauliečius, miesto svečius, kurie bus mūsų mieste šiomis dienomis, tikrai kviečiu atvykti prie Rėkyvos ežero, susipažinti su buriavimo sportu ir tikrai pasigrožėti gražaus vaizdo ir pilnu ežerų spalvingų burių. Tikrai, manau, bus įdomus renginys, kurio neverta praleisti ir aš taip pat noriu palinkėti gražaus renginio ir, kaip sakoma, tikrai gero vėjo jums ir visiems buriuotojams. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.